Nu, mes esam visos kaimynės. Tai Rūtelė. Labas vakaras. Aš esu Rūta ir noriu pasakyti, kad pirmą kartą prie Neolike produktų prisiliečiau gal 10-11 kokių metų atgal. Nedaug aš jų ten pabandžiau, nes atsitiko taip, kad sugundė mane sesė važiuoti pas homeopatę Kigolienę Prienuose. Na ir man pradėjau pas ją važinėti su tais žirniukais, iš tikrųjų sveikata pagerėjo, turėjau labai didelę depresiją tuo momentu ir viskas tvarkėsi iki pandemijos. Atėjo pandemija, tiesiog nebebuvo galimybės nuvažiuoti. Ir ką, gyveni, dirbi, atrodo, čia ta sveikata nebloga. Bet prieš 2 metus dėl mediko klaidos man tokia gavosi stresinė situacija, kad mano artimieji ir aš pati galvojau, kad aš tikrai numirsiu. Atsidūriau ligoninėj. Na, atrodo, viskas atsistatė, nenumiriau, gyvenu toliau, tačiau po mėnesio, matyt, sugrįžo tas stresas ir man prasidėjo širdies ritmo sutrikimai. Ir kas 2 mėnesį aš važiuoju į priėmimą, man lašina, kali lašina ten dar kažkokius vaistus, mėnesį ramybė, kitą mėnesį vėl važiuoju. Kažkur tai iki vasario mėnesio, kas 2 mėnesį. Ir ką kardiologai? Aukštas kolesterolis, sau reikia statinų. Nu ką, statinų reikia. Pradėjau gerti statinus ir, na, prasidėjo negeri dalykai su viduriais, su visų virškinimu. Ir prisiminiau tada danguolę, sakau, man reikia gerųjų bakterijų. Ir va tas buvo, kaip aš sakau, prieš 2 metus spalio mėnesį. Pradėjau gerti gerasias bakterijas, jau 3 dieną man viskas susitvarkė. Na ir kažkaip jinai sako, tau dar ir to reiktų, ir to reiktų, ir to reiktų. Ir omegos, ir Q10, ir formulė. Ir aš pradėjau pirkti. Metus laiko pirkausi. Nu, paskui galvojau, reikia jau man pačiai pradėti kaip registruotis kaip konsultantai. Kitas dalykas, tie papildai ką padarė, aš išmokau pati susitvarkyti su savo priepuoliais. Jie retėjo, bet vėl man vis tiek užeidavo, dažniausiai 2 dienos pusėje, į pavakarę, nu širdis muša lipa lauk, tai aš tada iš karto padidintą dozę omegos, padidintą dozę Q10, kalio, nes man visą laiką trūksta kalio. Ir aš susitvarkau tos priepuolius, man nebereikia važiuoti į priėmimą, man jie praeina. Na, papuoliau netyčia prieš 2 mėnesius, nes, nesusitvarkiau, pati prisižaidžiau, buvau per ilgai saulėj ir vėl aš atsidūriau priėmime, bet labai greitai atsistačiau. Ir tikrai daugiau nebenoriu važiuoti, galvoju, kad aš pati susitvarkysiu su ta problema. Pradėjau šnekinti savo vyrą, kad jis turi prostatos problemų ir aš jam pradėjau duoti, kaip jis sako, žalių tablečių, kruciferijų. Ir žinot, per metus laiko jo rodiklis pagerėjo 2 gubai ir dabar vis gerėja. Na ir taip pat aš jam norisi, kad būtų vyras energingas, Q10. Kaip jisai sako, tų rudų tabletikių, tai va, mūsų 2 tokie šeimoje esam rimti vartotojai. Bandžiau dovanojau kalėdom savo vaikams. Abu gyvena užsieny, jie pasakė, mama, mums per brangu. Na, uždirba tikrai gerai, bet jeigu jiems per brangu, kai mama dovanoja, tai gerai, bet kai patiems reikia pirkti, na, perka kitus papildus, nesakau, kad jie negeria, bet jie savo, na gerai, savo tai savo. Turiu 2 labai artimus draugus, šeimą, kurie turi labai didelių problemų su
sąnariais yra keisti, lubos sąnariai yra kelienai keisti. Tai aš prišnekinau juos, jau geria ir kalcį, ir E vitaminą, ir vyrui, kadangi nemiega, tai nupirkau, pasiūliau tų, kaip toks žalias sport vadinasi. Nu, bet suprantat, kokie yra įdomus žmonės. Jisai, sakau, ar tau padeda? Ne, 3 vakarus pagėriau, man nepadėjo. Tai jisai nuvažiavo pas psichiatrą ir pasėmė nemigos vaistų. Na, suprantat, žmonės renkasi. Arba turiu kitą draugę, kuriai irgi jau įkalbėjo, kad jinai pradėtų iš manęs pirkti. Tai nusipirko omega. Ir man sako po 2 savaičių, ką tu čia man dabar padarai, man spaudimas nukrito. Jėzus Marija, sakau, kas čia dabar nukrito? Nu, sako, pasitaisė, nebėra aukštas toksai. Bet suprantat, vėl pagėrė mėnesį ir vėl negeria. Nu, tai sakau, jeigu tu nori, kad tau jis visą laiką būtų normalus, tu turi jau paaukoti tos pinigėlius ir gerti. Na, o man pačiai po to įvykio, kai prasidėjo tos problemos su širdim, aš išėjau iš ankstinę pensiją, stažą turiu 45 metus, esu buvusi mokytoja. Tiesiog galvojau, kad čia man sveikata brangiau yra už viską. Na ir tų konsultantų neturiu daug, turiu savo klientų jau keletą, nežinau kaip čia toliau, mano tikslas, nu tikrai, nu nėra verslas, kol kas, aš tik tai 2 metai, nežinau, nesakau, kad niekada, bet kol kas džiaugiuosi savo pagerėjusią sveikatą, vyro pagerėjusią sveikatą, draugų. Mama, pavyzdžiui, sako, mama priima, mano mama 88 metai ir per Kalėdas mes šventėm Kalėdas, sesers šeima ir mano šeima, ir prie stalo buvo ir vaikų, tai vaikai visi susirgo, sesė su vyru, žentas ir mamytė susirgo gripu. Nežinau, kas ten buvo, kas ten tą virusą užnešė. Tai, žinot, 88 metų moteris, nu tikrai išsigandau, tai aš pas ją su tais papildais atbėgau, ką aš ten jai daviau, dabar net neatsimenu, bet daviau didelėm dozėm ir žinokit, aš po 3 dienų ją pastačiau ant kojų, o mano sesė 2 savaitės prasirgo. Bet irgi yra toks įsitikinimas, jinai daug metų geria Avon papildus, nes sesė platina. Tavo man žuvies taukai, mano jų blogai, mano sesės gerai. Nu gerai, sakau, man, jeigu tu jauti, kad tau yra gerai, tai tu gerk tos kitus, toks įsitikinimas. Tai va, vieniems yra per brangu. Pavyzdžiui, viena draugė, aš jai paėmiau kelis papildus, atėjau, sakau, aš tau parduodu už savikainą, plus PVM, sakau, aš iš tavęs neimsiu, čia 1 kartą. Jo, aš pasižiūrėjau, kiek čia kainuotų. Suprantat, nu, visokių žmonių yra, tai mano tikslas, jeigu tu nenori, nu tai ir nereikia, bet kas matau po truputėlį kabinasi, noriu padėti. Ačiū tau, Rūtelė.